paskaitėme programą, kad pirmoje dienoje bent jau yra labai daug gamtinės temos apie gamtą, tai tikimės pasisemti idėjų, įsikvėpti, pasidalinti gerąją patirtim, be abejo užmegzti ryšius ir kaip visada susižavėti Palangos kultūros centro darbu, nes čia tiek daug jaunimo, visada taip šilta ir smagu, tai mum yra jau kasmetinė tradicija atvažiuoti pas jus į Palangą. Na tai pirmiausia, sužinoti naujų dalykų ir susipažinti su žmonėm įdomiais, galbūt surast pažinčių, bendrų projektų gyvendinti ar kažką tokio. Sveiki visi! Labai malonu matyti tiek daug jūsų čia. Atrodo, tik metai prabėgo, o mes vėl čia jau Palangoje. Pirmiausia, fains pavadinims buvo. Numėslėjau jau Palangą, apnersam, pasinersam ir viską padarysim tuo visą pavadinimą. Pasiveizėkim, į dar labai patiko tai doji. Tobula, kas sugalvoja to pavadinimą, tam 10 balų, dėl to, kad į ateitį arba ateitį, superinis pavadinims, visas ta koncepcija išreklamuota, paprastuoju būdu pakviesta visiems kolegoms. Tas įdidelį teik džiaugsmą dėl to, kad ta bendruomenė nėra tokia dar mane jaukia. Aš tik 2 metą dirbu kultūros centre ir galvoju, reiktų žmonės pažinti, susijaukinti, vis tiek reikia jau daryti veiklas, draugauti, nes bendrystėje, komandoje atsiranda daug gerų dalykų. Thank you. No, it's been really nice to come to this forum and experience Palanga, I would say, and also to meet all these cultural workers at different cultural houses and institutions or NGOs here in Lithuania. So I'm super happy, and it was good questions and interesting discussions. Yeah. Iš tiesų 5. forumas pranoko visus lūkesčius ir aš labai džiaugiuosi, kad būtent mes tvarumo temą palėtėm tvarumo temą per kultūrą. Turėjome labai puikius pašnekovus ir abi dienos, manau, labai davė daug tokių naujų gerų patirčių, gerų susitikimų ir labai gražių jungčių. Visi Lietuvos regionai atvyko ir žiūrint šitą geografiją ir žemėlapį, nuo Ignalinos iki Palangos ir skersai ir išilgai, žodžiu. Labai džiaugiamės, arti 150 dalyvių, tai yra labai smagu. Manau, kad forumas auga, jis ir toliau dar labiau gaus pagreitį, gaus tarptautinį veidą, kas šiai dienai yra labai aktualu. Taigi aš linkiu sėkmės visiems forumo dalyviams ir mums forumo organizatoriams.